Kur čia? Agnes šau? Sakau, žinai. O čia tas vaikas? Jo, tas. Žinai, pagalvoju, žmogus, žinai, su vaiku, žinai, gal užkips. Gal tokie vaikai. Gal Kiek tu čia dabar? Kaip ten Galijano jaunystėje? Nu, Galijano dabar aš sakyčiau, ne. Taip, dabar aš nusirenginėsiu, tai prašau. Metų šitie gal. Jo, kodėl. Aš vakar tamsaus pasiėmiau. Kokio? Vilniaus? Taip. Šiandien sakiau, paimsime ne, paimsiu Turkiją. Dabar iš čia švarką. Kam nuleisi 5 poros gerai, ten aš išės. Pas tėvų važiuoji? Ne. Ai, jis kudai pauda. Tam aš Zubrų jau atradęs irgi daug. Žiūrėkit, kas nors galėtumėt mano pažiūrėti? Yra litus 10. Baltų apykaklės mažai. Dalykai gerai. Geras skanus. Ai, Grimbergenas pavyzdžiui. Žiūrėlis. Žiūrėlis, ne? Ai, jo. Ten yra 8 su viršu. Sakykit, kaip jautėtės šiandien trečiam veiksme atsikėlęs iš numirusiųjų? Na, man visą laiką yra tokia neviltis dainuojant Lenskį, kad jisai miršta antram veiksme ir man visuomet norisi prisikelti trečiam veiksme kokiam nors, reiškia, kokiu nors būdu. Ar tai kaip Lenskio koks nors, reiškia, šešėlis, ar ten, žodžiu, tai vat šį kartą labai gerai viskas gavosi, kadangi mes supratom, kad aš esu prisikėlęs, reiškia, dizaineris. Ir buvo labai smagu paimprovizuoti. Labai fainas žaidimas. O omeny turėt kažkokį tai specialų žmogų dizainerį, ar čia kažkoks išgalvotas buvo personažas? Na, aišku, aš pasinaudojau savo asmeninę patirtim su mūsų lietuvių, reiškia, mados guru ir dar kaip tik šiandien ryte pasižiūrėjau dar į John Galliano nusilenkimus, tai žodžiu padariau aš, aišku, namų darbus. Nereikia galvoti, kad tai viskas ateina iš niekur. Tai nebuvo taip lengva skurti šitą personažą kaip Lenskį, pavyzdžiui, ir šitą personažą? Sunkiausia turbūt šitoj roliai man buvo užsidėti 3 numeriais mažesnius džinsus. Tai va čia, sakyčiau, toksai sunkiausias buvo šios rolės momentas. Ar išsipildė kažkokią svajonę? Per mėnesį aš čia... Svajonė? Nu, išsipildė galbūt, tikrai gal ir išsipildė. Tik nežinau kokia, bet reikia pagalvoti. O ar dar yra svajonių? Svajonių visada turi būti, aišku. Jų visada pilna galva. Tai linkiu gerų svajonių. Tai ačiū. Su mumis kalbėjosi šiandien Edgaras Montas.